niekada nesiveržė į pirmą planą, bet nuolat atsidurdavo dėmesio centre. Ji nebuvo politikė, artistė ar ryški visuomenės veikėja, bet kino kronikose užfiksuota tarp svarbiausiųjų tarpukario aukštuomenės veidų. Santūri, bet ori, diskretiška, bet komunikabili, puošni, bet skoningai elegantiška. Gyvenimo loterijoje jie ištraukė lemtingą bilietą – būti garsaus diplomato žmona. Bronė Mėginaitė Klimienė. Viena iš 20-ojo amžiaus pradžios išsilavinusių moterų, kurios iškilo žiniomis ir darbu. Tačiau likimas jai skyrė ir kitą vaidmenį – būti ryškaus vyro šešėlyje. Bet ar dėl to ji tapo mažiau svarbi? Diplomato žmona turi savo erdvę veikti ir tikrai gera galimybė ir pasidalinti savo žiniomis ir parodyti savo kūrybingumą, intelektą. Bronė Mėginaitė gimė 1892-aisiais mūsų valstybei svarbioje Tumų giminėje. Jos mama Severija buvo kunigo Juozo Tumo Vaižganto sesuo. Po ankstyvos mamos mirties dukterėčia tapo dėdės kunigo globotinė ir, be abejonės, numylėtinė. Dėdės šilumą, paramą, rūpestingumą Bronė jautė iki pat jo mirties. Jinai per dėdę gavo tą galimybę lavintis, kuri ir suteikdavo daugeliui moterų laimingą bilietą gyvenime patekti į kitą jau socialinį sluoksnį, ne neturtingų kaimiečių, o jau vidutiniosios klasės inteligentų, kur gyvenimas ir saugesnis, ir gerokai įdomesnis. Ir antrą kartą turbūt tikrai labai pasisekė, kai jinai sutiko tekėti už Petro Klimo, tačiau prieš tai dar buvo mokymasis Voronežo gimnazijoje, dėstymas Voronežo gimnazijoje, jinai dirbo mokytoja. Lavinimasis savarankiškas, tuo metu jisai buvo labai svarbus. Darbas užsienio reikalų ministerijoje, jos tarnybose kaip šifruotoja, kaip slaptojo archyvo darbuotoja. Ir tuo metu, sakyčiau, tradicinis kelias, kad santuoka ir ypač jau kai šeimoje turėtų atsirasti vaikai, užbaigia moters karjerą, tolesnis gyvenimas jau jisai labiau neformalus, jau profesinė karjera baigėsi. Diplomato žmona. Toks jaunai Broniai teko vaidmuo. Tai nelaikyta darbu, už jį nemokėta atlygio. Tai buvo garbinga pareiga – lydėti savo vyrą ir atstovauti savo valstybei. Petras Klimas buvo gana radikaliai nusiteikęs kairiosios pasaulėžiūros žmogus tuo metu, gana negražiai pasisakydavęs neretai netgi apie dvasininkus. Ir nors Juozas Tumas Vaižgantas buvo netradicinis dvasininkas, bet ir jis į tą pačią eilę juodasutanių tokių nurašydavo. Ir į jo dukterėčią Bronę taip pat žiūrėjo su įtarumu. Jisai tuo metu bičiuliavosi gana stipriai su Jadvyga Chodakauskaitė, kuri dar buvo netekėjusi. Ir Bronė Mėginaitė buvo jos artima bičiulė, jos daug laiko Vilniuje. 18-17 metais, kai grįžo į Vilnių, leisdavo kartu ir mėgdavo pasikviesti Petrą Klimą. Ir jisai dienoraštyje nekartą priekaištavo, kad jos nevykusiai juokauja, dėl visko juokiasi. Žodžiu, jam jos atrodė nerimtos, nebrandžios merginos ir visai jisai nežiūrėjo į tą Bronę ir ganėtinai, net sakyčiau, paniekinamai atsiliepė pašaipiai ir šaukšto apie ją atsiliepdavo. Tačiau iš tikrųjų Kaune, kai jisai grįžo į Kauną po Paryžiaus taikos konferencijos, jis pradėjo dirbti užsienio reikalų ministerijoje ir gana greit tapo užsienio reikalų viceministru, taigi ministro dešiniąja ranka. Tų akistatų, kur bendrų darbų pasitaikydavo ne viena. Ir kartais tekdavo išvykti į komandiruotės. Tai tas romanas, bent jau jo prisiminimuose, aprašoma, kad įsiplėskė išvykus į Ženevą, vieną iš tarptautinių susitikimų, kur sprendžiami buvo su Lietuva susiję klausimai. Ir bevaikštant ežero pakrantėmis, besikalbant po oficialių renginių, ir užsimezgė ta tokia artima bičiulystė.
Bronė ir Petras susituokė 1921-aisiais. Prasidėjo kitoks jaunos moters gyvenimas. Nebe sau, o dviese. Tačiau jųdviejų bendrystei nebuvo lemta tęstis iki senatvės. Nugyvenusius 22 santuokos metus, Bronę ir Petrą likimas vienas nuo kito dramatiškai atskyrė. Jie susituokė Palangoje, kas labai simboliška, kadangi Palanga su Pajūrio ta dalimi buvo visai neseniai tik kovo mėnesį prijungta prie Lietuvos. Prie šitos pergalės prisidėjo ir Petras Klimas. Kartu tai buvo nebrangus kurortas, tuo metu dar tik tai atsigaunantis po karo. Tai buvo, atrodo, kad labai harmoninga santuoka. Ne vienas bičiulis laiškuose atsiminimuose rašė, kad Petras Klimas pasikeitė. Tarkim, Marija Mašiotaitė Urbšienė labai tą pabrėžė, kai jisai tapo daug švelnesnis, tolerantiškesnis, daug nuosaikesnis. Iššūkiai jaunavedžius ištiko netrukus po vestuvių. Petras Klimas, teisininkas, vasario 16-osios akto signataras, patyręs įvairių politinių ir visuomeninių organizacijų veikėjas, 1923-aisiais buvo paskirtas pasiuntiniu Italijoje. Netruko pasižymėti kaip energingas, veržlus diplomatas. Naujo gyvenimo ritmu teko gyventi ir Bronei Klimienei. Jisai pirmiausia porą metų dirbo Romoje, vėliau daugybę metų dirbo Paryžiuje ir iš tikrųjų Bronė Klimienė labai greitai atsidūrė tose didžiosiose Europos kultūros sostinėse. Viena vertus, ne viskas patiko. Jinai, pavyzdžiui, laiškuose dėdė rašė, kad kai pasisamdė virėją Italiją, tai jie ten jau nerimauja, kad greitai numirs nuo to itališko baisaus maisto ir greitai išsikvietė, pasisamdė lietuvę moterį talkinti buityje ir tada jau atrodė, kad viskas stojo į vietą su buitimi. Kita vertus, aišku, aplinkiniai kultūros lobiai, gamta, architektūra darė labai didelio įspūdžio abiems. Akivaizdžiai, kad jie mėgo keliauti, domėjosi menais, domėjosi kultūra, daug skaitė. Ir čia ne tik Petras Klimas daug skaitė ir domėjosi, iš tikrųjų matome, kad ir jinai labai yra smalsi, labai daug aplinką stebinti, labai noriai bendraujanti su tais žmonėmis, kurie Lietuvos diplomatinė atstovybė reikalingi, nori rengianti visokius renginius. Jie netgi ieškodavo tų žmonių, kurie negatyviai atsiliepdavo apie Lietuvą, kviesdavo į priėmimus, tada stengdavosi jį pakalbinti, kažkaip tą Lietuvą pagirti, jį pakritikuoti. Žodžiu, abudu suderintai nuolatos veikdavo ir tikrai su didelė energija ir sakyčiau, kad Bronė Klimienė nenusileido savo vyro energiją, užmojus kaip diplomato žmona. Broniai netrūko ir motinystės iššūkių. Šeimoje gimė dukra Eglė, vėliau sūnus Petras. 1929-aisiais Klimai Kaune pasistatė namą. Dukters garbei pavadino Eglutės vila. Planavo grįžę iš diplomatinės tarnybos čia apsistoti visam laikui. Deja, Pilaitę primenantis darbui ir gyvenimui suplanuotas pastatas Klimų taip ir nesulaukė. Politiniai, o ir asmeniniai pokyčiai išblaškė šeimą po pasaulį. Po 30-ųjų metų dar buvo gyvas Juozas Tumas Vaižgantas, Bronė Klimienė susirgo tuberkuliozę ir labai daug metų praleido Šveicarijoje, Lezine, grįždama kartais į svarbius renginius, atitrūkdama 2-3 savaitėm ir vėl grįždama į sanatoriją. Ir tada jau tos šeimos istorija, jinai taip vystėsi, turint visą laiką mintyje jos ligą ir daug ir energijos ir lėšų buvo skirta jos gydymui. Ir tas galbūt ir šiek tiek net paveikė santykį su vaikais. Ir paskutinė ta vasara 40-ųjų irgi Petro Klimo ir Bronės Klimienės praėjo Vokietiją, netgi tą savaitę prieš karą jie dar keliavo, tiesiog jau tvenkėsi debesis Europoje ir staiga ėmė ministerija Klimo ieškoti, vat jisai dar atostogavo, bet kuris yra, norėjo jį atšaukti iš atostogos, susisiekti nebuvo lengva.
Petras Klimas tikrai ilgokai nuo 1925 metų dirbo Prancūzijoje. Tuo metu nebuvo rotacijų, kad labai būtų apibrėžtas periodas, per kiek laiko galima pabūti, bet vis tik tai tas buvo juntama, kad jisai užsibuvo. Ir jau tų bandymų jį iškelti iš Paryžiaus yra pasitaikę, tačiau pats Petras Klimas jautė, kad užsienio reikalų ministerijai trūksta generalinio sekretoriaus ir kad jis atkakliai kalbinamas grįžti į Lietuvą, užimti šitą postą, kas iš principo reiškia, kad jis turbūt bus ir sekantis užsienio reikalų ministras, pas mus tokia tradicija buvo nusistovėjusi ir jisai netgi buvo grąžinęs vaikus 1939 metais į Lietuvą, kad jie jau pradėtų pratintis prie Lietuvos kasdienybės, ten mokytųsi, sustiprintų kalbą lietuvių, kad jiems būtų lengviau adaptuotis. Juos pirmiausia išleido į Lietuvą ir iš tikrųjų netgi karas juos užklupo Lietuvoje. Ir Klimai buvo patekę, galima sakyti, įkaitais šitos situacijos, kai Lietuvą okupavus, jisai buvo raginamas sugrįžti į Lietuvą ir jis nerimavo, kaip jam susigrąžinti vaikus ir jis ruošėsi iš tikrųjų vykti į Lietuvą. Tačiau įvyko nepaprastas dalykas, jo dukra Eglė, kuri jau buvo šiuolaikinės abiturientės amžiaus, jinai pasiryžo, kad jinai su broliu, maždaug 10 metų broliuku, jinai pati išvyks. Nepaisant to, kad ta dokumentus buvo net užrakinusi, bijodama vaikus išleisti, jinai sugebėjo tos dokumentus išgauti ir iš tikrųjų Vokietijos pasienyje, kai tie vaikai buvo sustabdyti, jinai tiesiog padarė tokį spektaklį, tokia isterija sukėlė, kad vokiečiai pasieniečiai vis tik tai ryžosi juos įleisti, o tada iš Vokietijos buvo galima parvykti ir jiems pavyko po kurio laiko pasiekti Prancūziją. Baltijos šalių okupacija sutapo su Prancūzijos okupacija, tad 40-ųjų vasara Paryžiuje buvo lygiai tokia pat nerami kaip ir Kaune. Paryžiuje reziduojantys daugelio šalių pasiuntiniai traukėsi į Prancūzijos gilumą, Klimai taip pat. Žinia, kad Lietuva jau okupuota, Bronė su Petru kelionėje išgirdo per radiją. Visą gyvenimą, galima sakyti, abiems teko pradėti iš naujo ir toks labai pragmatiškas sprendimas buvo nedidelės vilutės įsigijimas Pietų Prancūzijoje, Grase, kur šeima ėmėsi gyventi tokį santūrų gyvenimą, galbūt viduriniosios klasės, nežinau, netgi apatinio sluoksnio, nes, pavyzdžiui, Petras Klimas ėmėsi sodininkauti ir mes matom tą tokį norą, kad jo šeima gyventų kuo tokį saugesnį, kuo panašesnį ankstesnį gyvenimą. Jie išvykdavo į susitikimus su diplomatais, net keletas lietuvių diplomatų buvo įsikūrę netoliese, Liutkų šeima, Savickių šeima ir man atrodo, kad buities rūpesčiai tuo metu Bronės Klimienės neprislėgė. Dalį tos naštos tikrai ėmėsi pats Petras Klimas ir mes matom tą tikrai tokią savitarpę pagalbą. Tačiau, kai jisai buvo suimtas 43-aisiais ir šitas toksai metas, kai daug ko galėjo pasirūpinti vyras, baigėsi. 43-ieji Klimų šeimos gyvenimą suskaldė iššūkės. 43-ieji Klimų šeimos gyvenimą suskaldė iššūkės. Nacistinės Vokietijos slaptoji policija, Gestapas, Petrą Klimą suėmė namuose Grase. Šoko ištikta šeima negalėjo numanyti, kad dar kartą ir dar žiauriau netrukus nukentės nuo sovietų. Yra manoma, kad susirašinėjime su Stasiu Lozoraičiu jisai, ko gero, tokių visokių stiprių frazių apie vokiečius parašė, kas jam tikrai buvo būdinga. Labai vokiečiais jisai nepasitikėjo nuo pat Pirmo pasaulinio karo pabaigos, pats gyvenęs vokiečių okupuotame krašte. Ir tikrai tikiu, kad jisai galėjo visokių stiprių dalykų parašyti. Ir faktiškai nepateikus kaltinimui, jisai 1,5 metų buvo gabenamas per įvairias Prancūzijos, Vokietijos, Lenkijos vietas, kol pasiekė Kauno kalėjimą ir Kaune buvo paleistas. Iki Kauno Petras Klimas buvo vežamas per 18 kalėjimų. Įsekęs, bet nepalūžęs, tikėjosi greitai susitikti su šeima. Deja, aplinkybės klostėsi kitaip.
šitoje situacijoje ypatingai išryškėjo Bronės Klimienės ryžtas, nes yra išlikę daug susirašinėjimo su kolegom diplomatais, visokių juodraščių, kuriais jinai dalinasi, užuominų, kam jinai dar su kuo susisiekė, kam rašė. Petras Klimas iš pradžių buvo patekęs į Frenė kalėjimą prie Paryžiaus ir matosi, kad šeima jo labai stengiasi rūpintis, nuolat siuntė siuntinius. Tai čia turbūt pirmiausia žmonos ir dukros Eglės rūpestis. Ir po to labai atkakliai jo ieškojo ir kartu dėjo didžiulės pastangas susigrąžinti. Ir tikrai labai jaučiasi Bronės Klimienės toks labai didelis ryžtas ir labai didelis įsipareigojimas padaryti viską, kas būtų įmanoma, kad jos vyras būtų išlaisvintas ir sugrįžtų. Deja, jisai pasiliko kažkaip ar nespėjo pasitraukti į vakarus, kai artinosi sovietai, ar kažkodėl persigalvojo, jisai buvo kartu su Svaine, kurios vyras buvo suimtas sovietų. Žodžiu, kažkodėl taip atsitiko, kai jis pasiliko sovietams okupavus Lietuvą ir jau labai ilgam įstrigo sovietų represinėje mašinoje. Sovietai Petrą Klimą suėmė 1945 rugsėjį. Įsirūpinęs padirbtus dokumentus, diplomatas buvo įsidarbinęs Sargų obelynėje, profesoriaus Tado Ivanausko Lapių fermoje. Palaikė ryšius su okupaciniam sovietų režimui nepritariančiais bičiuliais. Nėra abejonių, Klimas buvo įskųstas. Jisai dalyvavo rengiant tokį dokumentą, ar mes net nežinom, gal tas rengimas buvo tiesiog paskaitimas ir nuomonės kritikos kažkoks pasakymas, bet jis buvo įtrauktas į bylą dokumentų rengimo, kur tas dokumentas turėjo būti išsiųstas į vakarus, kad parodytų, kokia situacija susiklostė sovietams okupavus Lietuvą. Tai tokia gana svarbi byla, kur, man atrodo, dalyvavo Ona Landsbergienė, kur dalyvavo Tadas Petkevičius. Petras Klimas buvo nuteistas 10 metų kalėjimo ir ištremtas į lagerį Čeliabinsko srityje. Dirbo žemkasiu, dailide. Kalėjo iki pat 1954 pabaigos. Grįžęs į Kauną prisiglaudė pas Svainę Barborą Lesauskienę. Pro jos namo langus kitapus gatvės matė sovietų nacionalizuotą savo vilą, kuria jo šeima taip ir nespėjo pasidžiaugti. Vila buvo išdalinta į butus ir apgyvendinta daugiausia sovietų karininkų. Taip likimas lėmė, kad aš apsigyvenau toj viloj, bet tais laikais, tai kaip sakant, gal mažai kas kreipė ir dėmesį, kadangi ant vieno tualeto buvo 3 šeimos. Aš, pavyzdžiui, kai atėjau į vieną kambarį čia, tai šitam kambarį gyveno karininkas. Ir iš tų 8 langų 3 buvo, per kurias galėjai žiūrėti miestą, o visi kiti fanėra užkalta. Tai tokiam lygiai buvo. Čia stovėjo lova, čia spintelė tokia, kad pasidėt ką nors ir viskas. O ant palangių tai buvo prirašyta. Сегодня надо купить помаду ir taip toliau. Vykdomam komitetui priklausė dalis ir Kečui, kvartyrinio eksploatacinio части, karininkam, ir tiem tai aš iš to karininko faktiškai nupirkau tą butą. Praradęs sveikatą, kamuojamas ligų ir sunkių išgyvenimų, Petras Klimas grįžęs į Kauną bandė užsimiršti rašydamas. Niūrią būtį blaškė ir 2 mielos Svainės Barboros anūkės. Deja, jo paties šeima buvo nepasiekiama. Truputį atsigavęs, jisai susisiekė su savo šeima ir pirmas iš tikrųjų toks sudėtingas dalykas buvo, kad ir jo balsas pasikeitęs. Ir jo, pavyzdžiui, sūnus jau paskutinį kartą jį matė 43-aisiais, o čia buvo 55-ieji. Ir tą ryšį, čia matyt, kad Bronė ir buvo tas žmogus, per kurį buvo geriausiai galima verifikuoti, kad tai tikrai jos vyras. Šeimai tai buvo didelis sukrėtimas, bet kartu ir viltis. Ir vėl tiek Bronė Klimienė, tiek dukra Eglė dėjo didžiulės pastangas, kad vyras sugrįžtų. Po šeimą į Prancūziją, čia Lietuvos saugumo institucijos užkirto kelią ir archyvose išlikusi pažyma, kad nerekomenduojama jį išleisti. Tiesa, lietuviai sakė, kad Maskvoje jam kliūtys sudaromos ir čia tas toksai
teatras buvo kuriamas, tarsi čia ne Lietuva, tačiau tikrai yra įrodantis dokumentas. Ir tas bendravimas buvo laiškais ir telefonu. Ką pastebėjo sūnus Petras Klimas, tai jam tie laiškai atrodė labai buitiški, tarsi jo tėvas žinomas publicistas, tačiau to nesijaučia turbūt susirašinėjime su žmona. Vis tik tai aš galvoju, kad ir Petras Klimas buvo gerokai paveiktas represijų ir kartu labai atsargiai stengiasi galvoti, ką rašyti, kad tas laiškas vis tik nueitų. Eglė, kadangi turėjo tos diplomatinius ryšius, tai jinai, įsivaizduokit, jinai pas Chruščiovą, prie Chruščiovo, ir paprašė, kad leistų tėvą bent aplankyti žmoną. Chruščiovas įsireiškė taip, kad dar per ankstis, dar per daug pavojingas. Visgi sėkmė nusišypsojo. Kryžiaus kelius praėjusiai Eglei Klimaitei, vieninteliai šeimos, pamatyti tėvą galiausiai pavyko. Bronė Klimienė daugiau gyvenime niekada savo vyro nepamatė. Tiesa, dukra Eglė, labai veržli moteris, ypatingai mylėjusi savo tėvą, jinai trejetą kartų vis tik tai prasiveržė pro tą geležinę uždangą, jinai buvo diplomato žmona ir jinai susitiko su savo tėvu, jį keletą kartų aplankė. Grase likusi gyventi Bronė Klimienė, nuo jaunystės būdama silpnos sveikatos, dėl patirtų sukrėtimų smarkiai pasiligojo. Mirė 1957-aisiais. Su iš tremties grįžusiu vyru, telefonu ir laiškais spėjo pabendrauti vos 2 metus. Klimų šeimos istorija iš viso galbūt viena yra iš tokių, kur būtų galima per jų biografijas papasakoti daugybę svarbiausių Lietuvos istorijos įvykių, nuo pat spaudos draudimo jų vaikystėje, kai elementorius yra draudžiamas ir pavojingas leidinys, o lietuvių kalbą labai svarbu atrodo išmokti, ir baigiant iš tikrųjų tą atskirtimi, kuri net ir po Stalino mirties jinai buvo neįveikiama, ypač jeigu tu buvai svarbus politinis veikėjas, jau palaužtos sveikatos žmonės, jau garbaus amžiaus žmonės, gana asketiškai gyvenantis. Galima sakyti, kad tiesiog norintys susijungti, kad vienas kitą paremtų dar jam likusių gyvenimo laikotarpių be galbūt didelių politinių ambicijų, vis tiek jie negalėjo tos geležinės uždangos įveikti po viso to, ką jie patyrė dar iki tol. Iš tikrųjų, daugybė tragiškų dalykų, bent jau ta galimybė pasikalbėti, susirašyti buvo kukli paguoda šitoje labai dramatiškoje istorijoje. Laidą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.